vaizdo įrašas. Gyvena aplinkės teisme. Į posėdį atvyko ieškovo atstovai Algimantas Balsys ir Jurgita Tomkutė, atsakovės Vitalijos Laucienės atstovai Arūnas Laucius ir jos atstovas advokatas Evaldas Onaitis, trečiasis asmuo Svetlana Norvaišienė, trečiojo asmens nacionalinės žemės tarnybos atstovas Remigijus Rudžianskas, liudytojai Konstantinas Daušas, Robertas Eigminas. Tai ačiū. O, tai kaip jūs liudytojus? Aš tik tai matau, kas čia atvykę, kas pas mane Lauciau įrašyta. pasakyti, kas iš liudytojų dar yra atvykę. Vardus ir pavardes. Yra atvykęs liudytojas Vidmantas Raukas. Ir antras liudytojas Rimas Bilžas. Kaip tiksliai? Rimas? Rimas. Tai visus liudytojus prašyčiau truputėlį palaukti pareigūnėje. Ten nustatyta tvarka. Norėčiau klausimą, gerbiamas teisėjau, užduoti, ar Remigijus Rudžianskas liūdis ar neliūdis? Nes jis yra irgi kaip liūdytojas. Taip, jis yra konsultuotas asmens atstovas ir jau jam teks pabūti salėje. Tai tada gal nuo jo pirmą pradėkim, tada, sakykime, nepasikeistų tam kažkur. Dar nepradėjom bylos nagrinėti. Ai, supratau, bet kai pradėsim. Gerai. Tai praeito posėdžių metu buvo pareikštas advokato prašymas atidėti posėdį 2 mėnesiam, leisti atsakovui baigti tvarkyti žemės sklypo dokumentus. Dokumentai jau pradėti tvarkyti, tokiu atveju išnyktų ginčo objektas. Buvo toksai prašymas. Tai aš nežinau, advokatė, norėčiau jūs kreiptis ir paklausti, kaip sekėsi. Kadangi ne aš tvarkau dokumentus, o klientas, tai kliento reikėtų paklausti. Trumpai. Ačiū gerbiamą teisėjų, kad skirite laiką. Pirmiausia, noriu padėkoti pabendravo su matininku įmonė, kuri gali... Palauk, Vitelė. Kalbam žmoniškai. Kreipitės, nesikreipėt. Sekėsi ar nesisekė. Tai be abejo, kreipėmės, pabendravom ir parodžius matininkui... Ką kreipėtės? Įmonė vadinimą. Egidijus Gargasas. Matininkų įmonė tokia yra jis vadovas. Matininkų įmonė. Taip, Egidijus Gargasas. Ką jie trumpai pasakė, ar pavyko sudaryti sutartį, ar nesudarėt nieko? Taip, labai trumpai, tuoj sekundėlę. Taip, parodžius matininkui dokumentus ir pabendravus, paaiškėja, kad šiuo metu jis darbų atlikti negali, kadangi yra gautas raštas iš nacionalinės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos 2012 mėnesį 31 dieną. Numeris 1 SS /8.5 /285. Dėl prašymo nagrinėjimo, kuriame yra nurodyta, kad klausimai atidedami iki šios civilinės bylos išnagrinėjimo Radviliškio rajono apylinkės teisme pagal valstybinės teritorijos planavimo valstybės inspekcijos prie aplinkos ministerijos dėl 2012 birželio 12 dienos ieškinio civilinėje byloje. Šioje. Taip, matininkas mane informavo, kad kai pasibaigs teisminis procesas ir bus gauti atsakymai ir priimti sprendimai iš nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos, jis tik tada galės pradėti dirbti darbus ir tik tada reikės sudaryti sutartį su matininkų įmonė, remiantis tuom, kad neaišku, kada tai bus, šiuo metu nėra tikslo sudarinėti sutarties ir aptarinėti sutartinių sąlygų, nes gali kaip pasikeistis. Va čia yra raštas gautas, prašom. Nereikia, ar ne? Va tokia situacija. Viskas. Taip. Dėkui. Ar galėčiau paklausti nacionalinės žemės tarnybos atstovo Rudžiansko, ar yra koks nors apribojimas? Nieko nėra, kiek man žinoma. Gali eiti rezinius su Kanadaus. Kaip matininkas, kaip jis yra. Taip.
mes bendravom tik tai su vienu matininku, bet jeigu yra pateikti klausimai, tai aš manau, jos turi būti pirmą atsakymą ir nuo jų priklausys, kaip kas toliau vyks. Bet geodezinius atlikti ir sutvarkyti sklypo ribas, čia keliama už. Kaip yra? Gal, kaip sakoma, pakankamai prisiklausėm. Gal paimkim ir išnagrinėkim tą bylą iki pat galo. Aš nežinau, man atrodo, labiau už jūs norėti teisėjas negali. Gal išnagrinėkim kaip yra ir taip ir bus. Praeito posėdžio metu visiškai buvo nagrinėjimas atidėtas tik dėl to, kad būtų galima išspręsti panaikinti ginčo dalyką. Jo padaryti nepavyko. Reikia pasiteirauti, ar dar posėdžiui rengiantis norėtumėte pateikti kokius nors papildomus dokumentus ir Mes dokumentų papildomai neturim, remsimės visais įrodymais ir dokumentais, kuriuos esam pateikę su ieškiniu. Ačiū. Pateiksit, ne? Taip. Dar ką nors pateiksit? Mes prašytume teismą priimti mirties liudijimą Alberto Laucio, tai miręs yra 2000 rugpjūčio 21 dieną, kadangi jisai ir atlikinėja visus statybos darbus, tai mes norime, kad tai susiję dokumentas įrodantis, kada galėjo būti pastatyti statiniai. Pateikė mirties asmenims medu, tiesiog mirties liudijimas žmogaus. Buvo atšviežęs ant stalo palikau. Ar dar ką nors pateiksite? Advokatė? Nebegau netai. Ar norite ką nors pateikti? Prašymą. Dėkoju. Tai tada klausiu procesų ir galima šiandien pradėti išnagrinėti bylą. Taigi, Mūsų nuomonė nėra jokių kliūčių bylos nagrinėjimui. Manau, kad galima. Gerai, tada pereisim bylos nagrinėjimą iš esmės. Giedrius Šaltis atstovavimas aukštąjį investicinį išsilavinimą turinčių asmenų, tai aš teisinių išaiškinsiu ir trumpai pereitume prie bylos ieškinio esmės ir pagrindų. Klausau, trumpai pradėkime. 2012 birželio 22 Valstybinė teritorijų inspekcija prie Aplinkos ministerijos pateikė teismui ieškinį. Ieškinyje buvo prašoma nurodomos aplinkybės, kad adresu Jaramino 37B Radviliškio mieste yra fiksuota savavališka statyba ir yra prašoma savavališkai pastatytą statinį nugriauti. Kadangi pirminis ieškinys buvo pateiktas laikantis statybos įstatymai numatytų terminų, tai 2012 rugsėjo 3 dieną ieškinys buvo tikslintas, kad neapkraut papildomai teismo su skirtingais ieškiniais ir dar papildytas vienu prašymu, taip pat tuo pačiu adresu buvo paprašyta įpareigoti teismo dar atsakovę Vitalija Lucienė dar įpareigoti nugriauti savavališkai pastatytą stoginę, kuri priblokuota prie jos paties ūkinio pastato. Ir dėl ko mes kreipėmės į teismą, tai todėl, kad yra surašyti savavališkos statybos aktai šitom stoginėm dviem. Kadangi aplinkybė yra tokia, kad Svetlana Norvaišienė neturi nuosavybės teisę priklausančią jai žemės sklypo. Žemės sklypas yra nesuformuotas ir priklauso valstybei. O kada statybos vykdomos nepriklausant statytojas neturi žemės sklypo, tai jis apskritai negali įgyvendinti statytojo teisės. O jeigu jau tokią teisę įgyvendino, tai tokiu atveju turi turėti pagal statybos techninį reglamentą STR 1. Jūs Lucienė turėtų minėti, aš taip ir supratau, kad jūs maišėte. Oi, atsiprašau. Tai pagal statybą leidžiantis dokumentai reglamento 6 priedo 3.3 papunktį yra nurodyta, kad statant valstybinėje žemėje bet kokį nesudėtingą statinį yra reikalingas
rašytinis pritarimas supaprastintam statybos projektui. Kadangi tokio dokumento nebuvo, buvo fiksuota savavališka statyba ir statybos įstatymo 28 straipsnio nustatyta tvarka, buvo vykdomos visos procedūros. Buvo pareikalauta reikalavimais nustatyti terminai statytojai, kad statytoja savavališką stoginę tiek vieną, tiek kitą nugriautų ir nurodytas terminas 6 mėnesių. Taip pat tuose reikalavimuose buvo nurodyta, kad statytoja gali kreiptis ir savavališkai pastatytą stoginę įteisinti ir gauti leidžiantį dokumentą. Jeigu jai kartais reikėtų termino dar, papildomai buvo numatyta, kad galima vieną kartą terminą 3 mėnesiams pratęsti. Tai va, atsižvelgiant į tai, kad prašymo iš statytojos mes negavom, nustatytų terminų savavališkos statybos padariniai nebuvo pašalinti. Statybą leidžiantis dokumentas taip pat nebuvo pateiktas, todėl inspekcija kreipėsi nustatyta tvarka į teismą ir prašo teismą įpareigoti tai padaryti statytoją. Ir jei statytoja netliks, tokiu atveju įpareigoti inspekciją. Kokie tikslus reikalavimai pateikties vieną pusę? Tikslus reikalavimai būtų: prašom teismo įpareigoti atsakovę Vitaliją Laucienę nugriauti savavališkai pastatytą stoginę adresu Jeramino gatvė 37B Radviliškio mieste, kuri priblokuota prie Svetlanos Norvaišienės ūkinio pastato, ir nugriauti savavališkai pastatytą stoginę, kuri priblokuota prie garažo unikalus numeris 7192/002/2040 adresu Jeramino gatvė 37 Radviliškio mieste ir sutvarkyti statybvietę per 1 mėnesį nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos. Antrų prašymų. Dėl antros statybos patikslinti stoginę, kuri priblokuota prie garažo. Prie atsakovai priklausančio. Nereikia, jie vis tik yra patikslinti miškinyje. Ir taip pat mes prašom suteikti teismui teisę valstybiniai teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai atlikti aukščiau išvardintus darbus ir sutvarkyti statybvietę adresu Jeramino gatvė 37B, išieškant patirtas išlaidas iš atsakovės, jei atsakovė teismo nustatytų terminų neįvykdys reikalavimo. Šitą savo reikalavimą grindžiam teisės aktais ir visą pateiktą medžiagą prie ieškinio. Nes iš tiesų yra matyti, kad statiniai yra pastatyti neturint statybą leidžiančio dokumento, taip pat atsakovė nepateikia dokumentų, kad žemės sklypas jai priklauso nuosavybės teisė. Iš byloje pateikto trečiojo asmens atsiliepimo ir taip pat ir pačios atsakovės raštų yra matyti, kad žemės sklypas yra tikrai nesuformuotas, taip pat eilė papildomų dokumentų, kuriuos išreikalavo atsakovė pati iš registrų centro, tai tą faktą tik dar kartą patvirtina. Ar prašote nustatyti tam tikrą terminą, per kurį turėtų būti? Mes manom, kad tokiems statiniams atsižvelgiant į tai, kokios jie apimties ir tai, kad pirmos grupės nesudėtingi yra, mes prašom nustatyti per mėnesį nuo teismo sprendimų įsiteisėjimo dienos. Kas galėtų pasakyti į atsakovo atsikeitimą, kad tie statiniai buvo labai seniai pastatyti, esant žodiniam pritarimui ir taip toliau? Galiu tik pažymėti, kad teisės aktai, kurie reglamentavo statybos santykius jau nuo 62 metų, tiek remiantis civiliniu kodeksu, tiek ten buvo individualinės statybos normos, tai be statybą leidžiančių dokumentų, be statybos leidimų negalėjo būti statomi jokie statiniai. Statiniai būdavo statomi tikrai griežtai nustatyta tvarka
turėdavo būti paskirimai ir medžiagoms, ir pripažinimo tinkamų naudoti aktai, nes priešingų atveju statinių tokių negalėjo eksploatuoti. Ir šitas reglamentavimas jis nesikeitė. Iš esmės, ir jeigu ir iki 2000-ųjų pastatyta, tai vėlgi statant nesudėtingus statinius buvo numatyta, kad buvo reikalingas rašytinis pritarimas pirmos grupės statiniams, kaip leidžiantis dokumentas. Atsakovė ten atsiliepime nurodo, kad statybos inspekcija ieškinyje remiasi statybos įstatymo 23 straipsnio 23 straipsnio punktų, tačiau tiesiog tai yra nepagrįstas toks teiginys. Ten šitą įstatymo nuostatą kalba tik tais apie tokią statybą, kuriai joks statybą leidžiantis dokumentas nereikalingas, išskyrus bendrasavininkio ar gretimo sklypo savininko sutikimą. Tai mes iš tikrųjų remiamės ne 23 straipsnio 5 dalimi, kaip nurodo atsakovė. Kodėl jūs manote, kad būtent 5 dalis neturėtų būti taikoma? Todėl, kad tai yra, dar kartą pažymiu, tai yra valstybinė žemė. O statant valstybinėje žemėje reikalingas rašytinis pritarimas supaprastintam statybos projektui. O atsakovė remiasi šitą nuostatą, kuri kalba apie statybą leidžiantį dokumentą, rašytinį žemės sklypo, savininko rašytinį sutikimą, kai kiti statybą leidžiantis dokumentai nėra privalomi. Nes, sakykime, tai galėtų būti situacija, kad aiškiau būtų žemės sklypas yra atsakovės ir jinais pasistatė arčiau negu reglamentuoja teisės aktai statinį kažkokį tai ir gretimo žemės sklypo savininko sutikimo neturėjo. Gretimo žemės sklypo savininko sutikimas šiuo atveju būtų skaitomas kaip statyba leidžiantis dokumentas. Tačiau jeigu gretimo žemės sklypo savininkas per metus laiko nebūtų pareiškęs pretenzijų, tai toks sutikimas jau tada ir nebėra reikalingas. Bet šituo atveju situacija yra tokia, kad žemės sklypas yra valstybės ir leidžiantis dokumentas nėra tas sutikimas, o leidžiantis dokumentas yra rašytinis pritarimas supaprastintam statybos projektui. Nes iš tiesų statybą leidžiantis dokumentai yra išskirstyti statybos įstatymo 23 straipsnio 1 dalyje. Yra nurodyti net 6 statybą leidžiantis dokumentai ir būtent atsakovė remiasi visiškai ne tuo, ko remiasi statybos inspekcija savo ieškinį. Neturiu, gal... Sakykime, tai yra būdų statyti randasi valstybėje priklausančią žemės sklypą. Taip, vienas statinys visiškai valstybinė žemės sklype, o kitas statinys randasi valstybinėje žemės sklype ir dar yra priblokuotas prie kaimininio sklypo ir dalis patenka į kaimininio sklypo savininko. Kokia ta dalis, kiek? Kokia dalis negaliu pasakyti, neskaičiau. Gal aš praplėsiu šiek tiek advokato. Ar žymi dalis, ar nežymi, aš vadinu daugiau nei pusę? Ne, mažiau, nežymi. Maždaug, sakykit, arba į gal atsakys, matyt, valstys vėliau. Dar klausimų? Sakykit, savavališkos statybos akte 12 metų sausio 6 dienos jūs nurodėte, kad tai yra naujo statinio statyba. Taip, naujo statinio statyba. O tai dabar jūs sakėt, kad tai nenaujo statinio. Statyba skirstoma į naujo statinio statybą, rekonstravimą arba remontą. Tai jeigu statinys yra pastatytas, tai jis yra kaip naujas statybas statinys. Sakykit, o tai kada jis tada kelintų metų statybos yra? Nauja statyba nereiškia statybos metų naujumo. Tiesiog statyba, jeigu jinais yra nauja, tai yra tiesiog statinys to vietoje nestovėjo ir dabar jisai stovi šitoje vietoje.
Tai galima suprasti, kad jūs sutinkat su ta sąlyga, kad statinys pastatytas iki 2000 metų. Taip? Mes nesiginčiam šitoj Nesiginčiam. visiškai vietoj. Mes dėl statybos metų, netgi atsižvelgiant į tai, kad statiniai buvo pastatyti ar ne anksčiau, atsakovai nebuvo skirta nei administracinė nuobauda už savavališką statybą, nieko. Tai būtent atsižvelgiant į tai, kad tai yra senai pastatyti statiniai. Dar vienas klausimas būtų. Dabar jūs sakot, kad tikrai patenka dalis ar ne, bet jūs kaip davėte atsakymą Lietuvos Respublikos vyriausybei, jūs tenai rašote, kad tik tai galimai patenka. Tai kaip dabar sakykite yra iš tikrųjų? Čia yra jos sklypo planas tiktais. Čia šitoj. Atsakymą jums davė inspekcijos centras. Žodis galimai tai yra, gal ne ten rašte nebuvo nurodyta, iš tikrųjų pasakyti, kokiam rašte buvo nurodyta. Statybos inspekcija persiuntė raštą Lietuvos Respublikos vyriausybei ir ten... Klausimų šitą. Ką dabar žinau, galbūt pasirašti, kad... Tik ieškoti. Kažkokį tik surasti. Iš tiesų, byloje yra pateikta žemės sklypo Gražinos 14 Radviliškio mieste žemės sklypo planas. Ir būtent šiandien dienai mes tikrai matom, kad ta stoginė viena yra priblokuota. Vis tiek neatsakytas į klausimas, tai reiškia galimai ir... Fiksuojant savavališką statybą, jokių galbūt geodezinių matavimų nebuvo pateikta, todėl buvo pasirinktas toks žodis galimai. Kokias ribas orientavosi, ponas klausytis, kokias ribas orientavosi tada? Buvo gautas skundas iš gretimo žemės sklypo savininkės ir tuomet taip specialistai, kurie fiksavo savavališkos statybos faktą, nustatė, kad savavališkai pastatytas statinys tikrai yra priblokuotas. Po to buvo pateiktas žemės sklypo planas ir tiesiog ta aplinkybė pasitvirtino, kad tas dalis vienos stoginės tikrai patenka į žemės sklypo Gražinos 14 statinio ribas. Vis tiek grįžtam prie neatsakytų klausimų dėl ribų. Tiesia numanoma linija. Ar tiesi ta atkarpa yra, sakykim, taip gal paklausiu, kurie yra neaiški, nes pareigimo posėdžių metu išsiaiškinu, kad viena atkarpa yra neaiški, tai ar jinai tiesi, aš gal paklausiu. Viskas yra iš tiesų teisėjų aišku, yra žemės sklypo planas. Žemės sklypo plane, aš pamenu, atsakovės atstovas sakė, kad jiems užkliuvo žodis juridiškai neįteisinta žemė, ką reiškia. Tai būtent šitas sklypas Gražinos 14 yra visas suformuotas. Ir šitoje lentelėje, kur yra detalizuojami visi duomenys, yra nurodyta gretimybė. Ir gretimybė būtent yra nurodyta taškuose. Ir tuose taškuose 1-4 yra nurodyta, kad gretimai yra nesuformuota. Tai yra juridiškai neįteisinta žemė. Gretimas žemės sklypas yra būtent juridiškai neįteisintas. O šitas sklypas yra visiškai sutvarkytas, visiškai suformuotas, turintis ribas ir įteisintas ir registrų centrai registruotas. Tyčia nežiūrėsiu į schemą tam, kad protokolė atsispindėtų. Taškai, sakėt, 1-4. Ar
vis tiek pertrauksiu savo klausimą. 1,4 yra vienoje tiesėje, ar bent jau, sakykime, minimaliai vienoje tiesėje? Ne, 1, 2, 3, 4. Šitą ir Kampu šitą. eina, kampu eina. Laužti, nesakykime, laipsnė kreivė ten daug. Taip, lūžimas yra. 90 laipsnių kampas beveik. Tai aš jau perklausiu tą patį, ką jūs pasakėte. Tai jūs sakote, kad, kaip sakoma, kitoje pusėje, jeigu tai būtų tvora, tai kitoje pusėje tvoros, ten sklypas jau suformuotas. Taip, sklypas yra visiškai suformuotas su visom nustatytom ribom ir tas žodis juridiškai neįteisinta žemė yra būtent lentelė, kurioje yra nurodyta gretimybės. Tai vadinasi informacija apie gretimus sklypus. Jūs dabar kalbate apie Gražinos gatvės sklypą, apie Maraušinės sklypą. Teisingai aš supratau? Taip, taip. Ar galima tai pasakyti, kad to sklypo viduje viskas suformuota, tik tai išorėse ne viskas, tai kas sklypų nepriklauso, tai ten pas kaimynus ne viskas sutvarkyti? Tai taip ir nurodyta, būtent yra nurodytas sklypo ribos, atliktas geodezinis sklypo planas ir nurodytos greitimybės. Tiesiog nurodyta, kokiuose taškuose šitas sklypas su kuo ribojasi. Ir nurodyta, kad jis taškuose 1,4 ribojasi su juridiškai neįteisinta žeme. Koordinatės nutrauktos. Ir koordinatės yra surašytos kitoje lapo pusėje apie žemės sklypą. Sakykit, jūs nurodėt būtent, kad Norvaišinė parašė skundą dėl to, kad patenka jos žemės sklypo pastatas. Sakykit, to kitas savininkas žemės, nacionalinė žemės tarnyba, jinai rašė kažkokius prieštaravimus dėl to pastatų? Ne. Negavo tokių nusiskundimų? Ne. Aš suradau datą. Tai būtų taip, Klausimą. Turite klausimą? Dabar klausimų ne, bet aš radau datą, kai reikės pasakysiu. Gerai. Prašau, Gudžianskai, gal turi šitą paklausti. Maraušinai norėtumėte ieškovės, ką nors paklausti. Tai tada ačiū. O gal aš įgalvoju. Gal tada dar vieną klausimą turėsiu. Dabar esmė yra ta, kad prie bylos medžiagos mes buvome pridėję žemės išpirkimo kvitą, kuriame rašoma, kad yra sumokėta už valdą. Jūs gavote tokį kvitą? Na, visą medžiagą, kuria buvo pateikta su atsiliepimu, mes turime, o jeigu... Ir tada yra klausimas, kur tada yra ta žemė ir už kokią žemę tai yra sumokėta. Šitą klausimą atsakyti negaliu. Mes matom daug raštų iš nacionalinės žemės tarnybos, kad žemės naudojimo klausimas yra neišspręstas ir jūs iki galo žemės esat nesusitvarkę. Ir šiandien dienai ta žemė priklauso valstybei. Bet jūs sutinkat, kad yra iš valstybės išpirkta ta žemės alga? Mes dėl žemės klausimo, mes tik žinom tokį faktą, kad žemė yra valstybinė. Kokie ten toliau santykiai, tai yra nacionalinės žemės tarnybos klausimas ir jūsų. Dėkuoju. Jūs esate visi ir turbūt tai jums reikėjo prislėgti. Tai prašyčiau trumpai, gal to papildyti norėtumėte, kolegė? Pildyt ką? Gavom iš... Duolis noriu šiandien skundą dėl to. Tas aišku. Papildyti. Jūs uždavė klausimą, kokia dalis. Tai tiksliai ten kvadratais nėra skaičiuota, bet yra nedidelė pastato dalis, patenka į gretimo Gražinos 14 žemės sklypo žemę. Tai aš vis tiek nesismulkinsiu metras ar daugiau, nes aš neperseniausiai nagrinėjau bylą, kai 9 cm tvoros buvo įsiplėsta. Nu, manau, kad ten metras nebus, mažiau kaip metras. Sakykim, nuo pusmetro iki metro, sakykim, galim tai pasakyti. Nu, kažkur tai gal apie pusmetį. Maždaug apie pusmetrį iki metrų. Tai aš klausimų daugiau ir neturiu, kaip ir išklaustų neturėjau. Tomkutį iš pati galite paklausti. Prašau.
Prašau. Tada yra klausimas toks, jeigu kaip teigia, kad papuola, sakykime, nuo pusės metro iki metro, ar ne? Nu, apie pusę metrų. Tai va, skaitytas valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie aplinkos ministerijos, kopija Lietuvos Respublikos ministro pirmininko tarnybai, kurioje yra rašoma, kad tik tais galimai papuola. Kad tik tais galimai. Tik kaip sakykite, tada galima, pavyzdžiui, kaip kodėl tada jūs sakot, kad papuola nuo pusės metro iki metrą. Jeigu jūs jam rašot, kad tik tais galimai papuola. Jam nerašom nieko, mes pagal gaudesnį sklypo Jūs rašot, jūs tarnybą rašot. Aš nesiplėsiu šitai, žodis galimai jau yra išdiskutuotas, Stankutė jį buvo iškėlus ir atsakė. Jeigu norite, galim paskaityti protokolą, kitą klausimą. Tai ačiū. Gal turite klausimų? Jeigu neturit klausimų, prašyčiau sėsti. Lauciu norėčiau pasirašytumėt, kad sakysit kaip tiesa ir tada norėčiau jūs išklausyti. Vienintelę. Sekretorė. Čia arba... Žiūrėkit, tai yra vienas paėgos tekstas, tik tai viršų yra dar prierašas, te padedam ant Dievas, apačioje netikinčiam žmogui yra be prierašų. Tai po vienu jo reikėtų pasirašyti. Šičia. Dėkuoju. Trumpai išdėstykite, ar sutinkate su ieškiniu. Ne, aš su ieškiniu nesutinku. Klausiau, galite nurodyti motyvus, bet neprivalote. Motyvai yra tokie, kad žemės valda yra išpirkta ir kaip statybos inspekcija parašo rašte skirtas Lietuvos Respublikos vyriausybei, kad jie patys nežino, ar patenka ar nepatenka, nes jie parašo, kad galimai patenka. Statiniai statyti yra 1973 metais, o jie dokumentuose rašo, kad yra nauja statyba statoma šiuo metu. Tai vat aš nesutinku. Gal klausimų turėtų išklaupusi? Prašau. Turite klausimų? Sakykit, iš kur jūs tiksliai žinot statybos datą taip gerai? Datą tai žinau dėl to gerai, kad paprasčiausiai iš tėvų pasakojimų. Supratau, ačiū. Gal dar klausimų turėtume? Prašau. O nesikreipėte NŽT, Radviliškio skyrių, kad valstybinėje žemėje leistų pasistatyti stoginį. Yra Bent vyriausia... jau vieną, kuri yra valstybinė žemė. Situacija yra tokia, kad kaip ir matote iš pateiktų dokumentų, yra vyriausio architekto spaudas ir parašas, kas ir paliudija, kad jis jokių pretenzijų neturėjo, kad stovi statiniai. Tai aš suprantu, pagal įstatymus reiškia, buvo atliktos visos reikiamos procedūros iki to laikotarpio. Ar jūs laikot vyro architekto atsistojimą? Taip, prašau. Ar yra vyro architekto viza, tai jūs manote, kad jau leidimas statyti? Jeigu yra įtraukta plane, tai aš manau, kad taip. Nes kiek man teka dokumentus tvarkyti dėl kitų objektų, jeigu yra valstybės tarnautojų sutikimai ir parašai, tai jie yra galiojantis. Bet ten ir tik kitam objektui buvo pritarta. Ne, aš kalbu, kad vienu žodžiu, kad nes yra ir tam objektui suderinimas, nes yra spaudas ir parašas ir yra plane įtraukti tas statinys. Gerai. Sakykime. Taip. Sakykime, jūs laikote, kad buvo viza ir ten jau kaip ir galima statytis, ar ne? Taip. Tai kodėl neįregistruotas jisai, kodėl nesuformuotas, Dėl to, kad neatlikti matavimai, nėra statybos baigimo akto, nėra galutinio užbaigimo, sakykime taip. Situacija, suprantat, yra tokia, kad tokie statiniai yra priklauso pirmos grupės nesudėtingiems statiniam ir jų net
galima skaityti tas pats vartotojas sugalvoti, ar jis nori, sakykime, registrų centre registruoti ar ne. Ir tokiem statiniam net nereikia jokių, nei, sakykime, ten planų daryti nieką. Plius dar akcentuosiu, kad ant to statinio net nėra uždėtas stogas, sakykime, iš kažkokios dangos, o tik tai jis yra uždedinti tas, kaip dabar ta danga vadinasi, sakykime, gal netaip įsireikšiu, yra uždengtas tik su ruberoidu. Ir jokių padangų tai niekur nieko nėra. Ar pripažįstate, kad jūsų statinys, taip sakant, išsikiša į kaimynų sklypą? Šiuo klausimu aš pripažinti negaliu, nes palei vyriausią architektą pateiktų tos planus, jisai neišsikiša. Vėlgi ateis laikas, aš jūsų išsamei labai išklausinėsiu. Tai pagal tą planą, pagal jūs neišsikiša? Ne. Sakykite, kilo toks kaip ir ginčas, netitikimas, ar bandėte ginčyti senąjį tą planą su naujuoju? Kaimynų ar savo būtent? Kaimynų, aš turiu minėjai savo turimą planą, jūs sakėt, su architekto viza yra. Ši situacija šiai dienai yra tokia, kad dokumentai, kaip yra užduoti užklausimai visokie ir pakol kas atsakymų nėra. Žiūrėsim ateityje, kokia situacija bus. Dar, matau. Dabar jūs sakėte ginčyti kažką, ar ne? Tai pakol kas mes nežinom, ar reikia kažką ginčyti, ar nereikia, nes pati kaip statybos inspekcija, skaitytas vyriausybei pasisaka, kad galimai gal kažkur kažkas yra. Tai mes nežinom, ar reikės kažką ginčyti, ar nereikės. Dabar šiuo metu yra paduotas raštas ir kai gausim visus, tai pasibaigs teismas, kai gausim visus atsakymus, tada bus viskas tvarkys, aišku. Nes palyginus turimus mūsų dokumentus, statinys patenka į mūsų pusę. Visas. Paprastai atliekant geodezinius matavimus dalyvauja šalia kaimynų esančių, sakykime, priklausančių kaimynai. Ar jūsų mama dalyvavo? Ne, nedalyvavo. Dalyvavo matuojant? Nedalyvavo. Taip, bet buvote kviečiami, kodėl nedalyvavo? Mano mamos niekas nekvietė, jokia oficialaus rašto nėra. Mes norėtumėm Klausimas yra kažkokia. Sakykite, aš taip paklausiu, ar šiandien jūs sutinkate ar nesutinkate su tomis ribomis, kurios yra nustatytas Norvaišienį? Ar jūs manote, kad ten teisingai nustatytos tos ribos? Žinot, kaip yra, apsispręskite dėl šito atsakymo. Jūsų atsakymas nereiš, kad ten viskas teisinga arba kad jūs ginčinate ir reikėtų panaikinti pas Norvaišienę numatavimus. Šiandien aš klausiu jūsų nuomonę, ar jūs pripažįstate tuos matavimus? Šiai dienai, aš manau, kad tie matavimai yra atlikti neteisingai. Jūs manote, kad tai neteisingai matuoti? Sunkiutės klausimų turėjote, prašau, tęskite, ypač jeigu pratęsit mano daryti. Aš tai norėjau paklausti, jūs minėjote tvirtinimą architekto. Jūs turėjote omeny šitą dokumentą? Taip. Šitą dokumentą. Paminėkit bent jau dokumento pavadinimą. Čia yra žemės sklypo planas, Radviliškis, Juliaus Janonio 37. Pabandysiu šitą dokumentą rasti. Ne, tai čia gretimai, Vasiliauskas, kur buvo dabar šitas Pranskevičius, kur namą statęs, jo gyvenamam namui yra. Vien planas. Palaukit. Sekretoriau, pažymėkit, bylos lapas 38, apie šitą eina kalba. Apie šitą. Tai bylos lapas 38, ką jūs norite iš jo paklausti? Mes norėjom pasitikslinti, ar jis turi omeny šitą spaudą kaip leidimą savo statinių statybai ir iš esmės
tiesiog Čia yra aplinkui, visas planas, matot, tas aplinkui statiniai yra giminių. Projektuojamas gyvenamas namas. O šitam Čia gyvenamam namui. čia yra... Gal nereikia klausimų turite? Mes norėjom tik pasitikslinti, ar šitą spaudą jis šitą turėjo mintyje ir viskas. Tai jeigu daugiau klausimų Aš dar vieną jau galiu. Jonaitė, gal klausimą? O man dar vieną galima. Prašau, prašau. Kur tai yra geodezistų įmonė, į kurią kreipėtės ir tokį atsakymą neigiamą davė? Juk jūs turite savivaldybės planavimo sąlygas sklypo planui parengti ir gal nerodė to dokumentą, kad jie nesimė tokią darbą daryti. Esmė, suprantat, yra tokia, kad kaip parodžius iš nacionalinės rašto, kad kitas jie klausimus paskui spręs pateiktus. Tik teisminę procesą. Tai paprasčiausiai ir viską, kas ir kuo matininkas rėmėsi, kad šiai dienai jisai darbų atlikti negali, nes tai pasveiks teisminis procesas, tada jisai tada bus plius iš nacionalinės gauti atsakymą. Mes grįžtam vėl į pradžią. Dar klausimų turėtumėt? Advokatė Jonaitė, gal turite ką pakalbėti? Taip, prašyčiau sėsti. Advokatė, pasakysite, kad sudarymą su mums. Sudarė? Rudenskai, norėčiau jūsų nuomonės išklausyti, išgirsti, kokia jūsų nuomonė gal pareikštų, kokius nutaieškime. Ieškime. Kaip yra? Jeigu tai visas pasakymas, aš vis tiek jums klausimų norėčiau. Kokių būtų kliūčių, sakykime taip, išsipirkti žemę Laucienę? Nematau jokių kliūčių. Yra čia teisų mokėti. Netgi pinigai sumokėti. Taip, sumokėti, kad nevasilės išmokos. Tai ko trūksta, kad žmogus, kaip sakoma, gautų nuosavybę, nes, kaip supratau, čia netgi dabar paveldėjimo klausimas ant ribos toksai, netgi sakykime, jeigu tai būtų. Dabar nepamenu, kas mokėtojas buvo. Ne taip svarbu, bet... Svarbu yra čia iš tikrųjų, kas mokėtojas. Mano mama yra Vitalija Laucienė. Negali susitvarkyti, įsiteisinti. Prieš įregistruojant nuosavybę, turi būti suformuotas sklypas, sudarė pirkimo pardavimo sutartis. Pabaigtas procesas pirkimo. Tai kitaip sakant, trūksta matavimų. Trūksta matavimų ir sudaryti sutartį, pasiregistruoti nuosavybę registrų centre. Dabar jau prasidės burtis santuoktoje. Sakyt, kokia jūsų nuomonė, kodėl geodezininkas įsakė nutarti? Negalėčiau pakomentuoti. Ne, tai reikės, kad reikia paspėlioti, kad žmonės išsigando tiesiog, kad teismas vyksta prieš jų. Galbūt. Ar teismo proceso paprasčiausiai numojo ranką ir viskas. Ar, čia kaip valstybės klausia, ar buvot pateikęs leidimą sąlygų sąvadą iš savivaldybės valstybės esate? Pratęskit savo. Ta prasme, jeigu būtų pateikęs tą sąlygų sąvadą, tai man tai, kad čia nėra kliūčių. Apskritai nėra kliūčių šiai dienai atlikti, parengti planą. Jeigu aš gerai supratau, sąlygų sąvade yra numatyti tam tikrai reikalavimą arba išimtis, į kurias reikėtų atkreipti dėmesys, jeigu ten būtų kažkas tai ten linijos įvairios ir taip toliau. Teismo procesas nėra kliūtis. Sakykite, nežinau atsakymą šitą klausimą, bet tokiau, ar tai vienintelė geodezinė įmonė, į kurį galima kreiptis, ar galima pasirinkti į keletą? Yra pakankamai įmonių, asmenų turinčių licenciją, šitą veiklą. Taip to. Tai ne vieninteliai. Aš klausimų neturiu, ieškau pusę. Jūs nacionalinė žemės tarnyba pateikė tokį raštą dėl prašymo nagrinėjimo. Būtent šituo raštu ir remiasi atsakovės atstovas. Ir sakykit, o koks to prašymo turinys ten buvo, kad jūs, kad nacionalinė žemės tarnyba parašė, kad atideda iki civilinės bylos išnagrinėjimo? Nes prašymo turinio mes nematom. Ko buvo prašyta? Buvo 12 vasario 20 prašymas.
Sako, Čia į 12 birželio 20. Birželio 20. Ne vasario? Ne, birželio 20 čia buvo. čia buvo, taip, žinai, 20 prašė. Taip trumpai. Panaikinti žemės sklypų ribų paženklinimo aktus. Užsakovas Stasį Vasiliauskų, iniciatyvinį salę ir pavausia parašais. Aš taip suprantu, čia šitos sklypų. Žemės sklypų paženklinimo aktus. Supratau. Bet tai nebuvo prašymas suformuoti žemės sklypą, ten leisti formuoti, ten buvo prašymas, kaip sakant, kitus naikinti, ar ne? Supratau, ačiū. Dar klausimų? Tai sakykime, nacionalinė žemės tarnyba yra būtent šito žemės sklypo savininkė, taip? Galiu padaryti. Mes esame patikėtini. Sakykit, jūs kaip patikėtinis reiškia pretenzijas būtent statyti ir statyti savininkų, o kodėl nereiškia? Todėl, kad mes nesame įpareigoti. Esant tokiai situacijai, nelegaliai statybai mes netikrinam. Legali, nelegali yra inspekcija, kur užsiima. Ne, tai neklausimus legali, nelegali, bet o dėl pastatytų statinių jūs reiškia kažkokią pretenziją, rašė kažką? Ne. Prašau. Dabar gerai, sakykime, išpirkimo knygoje parašyta, kad pinigai teisingiau talonai yra sumokėti už išpirktą žemės valdą. Tai aš suprantu, kad aitė teisingiau paleigaja. Kokia valda? Tai dabar knygoje yra nurodyta. Adresas. O kur? Gerai. Ten turėtų būti adresas nurodytas. Kiek man žinoma įstatymų numatyta tvarka, jeigu yra sumokėta Ne, konkrečiai. galiu parodyti, jeigu nerandat, kad tai... Specialiai, koks klausimas yra? Ne, Klausiau, už ką sumokėta klausim buvo. Tai klausimas. Žemės valda, viskas čia daugiau nieko nėra. Tai tada yra kitas klausimas. Aš suprantu taip, kad jeigu yra mokama už žemės valdą, tai reiškia, ta žemės valda tuo metu buvo suformuota. Ne, pagal tuometinę buvo išpirkta valda. Palei ką? Aš negaliu atsakyti dabar palei ką, kaip tai buvo daroma. Bet šiai dienai jūs esate sumokėję už tą namų valdą valstybės vienkartinėm išmokom ir kad jie įsiregistruoti savo vardu, jūs turite parengti sklypo planą, geodezinį notavimo bylą ir įsiregistruoti pirkimo pardavimo sutartį, įsiregistruoti registrų centre. Nuosavybė. Šiai dienai registrų centre nuosavybė yra Lietuvos Respublika. Tai vienu žodžiu, palei ką yra išpirkta žemės valda, jūs atsakyti klausimą šitą negali. Negaliu. Reikia žiūrėti. Dėkuoju. Norvaišinė, gal klausti? Ačiū labai. Norvaišinė norėčiau jūsų išklausyti, tai trumpai prie sekretoriaus prieigos ir pasirašyti, man sakysite, kad atėsite. Čia su Dievu, čia nėra. Nedaryti, jeigu ten bus. Norvaišinė, trumpai, kas ten atsitiko ir kas ten... Kiek jūs tai liečia? Yra praeikštas ieškinys dėl to, kad nusikeltų įstatymus. Tai jūsų nuomonė. Priblokuota prie mano ūkinio, viskas prikalta prie mano ūkinio, tai nereikia sutvarkyti, mes prie jo prieiti negalime. Ir gražiuoju tarptase,
su jais, kai mes atsikraustėm nusipirkom, bet jie net nereagavo į mūsų gražius prašymus, tai vadėjom iki teismo. Paskui kitas stoginė, kaip ir sako, kad neišlenda, šypelis buvo prašyta, kad ir nusipjauta, kad šypelis pasiguntas, jau kad nebėgtų, varo pavasarį vanduo į mūsų kiemą ir kad mes tvoras norim sutvarkyti, bet tai jis nereagavo. O dėl žemės matavimo tikrai buvo, aš pirkau su formuotų sklypu, buvo jo tėvuko parašas, nes jis buvo teisiškas valdytojas jų namo, ir pasirašyta, ir jis dalyvavo tuose matavimuose. Ir yra, netgi tas lapas man pardavėjas yra darbas. Viskas teisiškai. Sigit, dar pasakius, ar jūs šiandieną naujai sugalvojot, išgirdot apie tai, kad jis nesutinka su to matavimu, ar anksčiau irgi žinojot, kad jis nesutinka su to matavimu? Jis iš vis ten su juo nebuvo šnekama, o tėvukas dalyvavo ir sutiko, nes buvo 99 6 mėnesio matuota, o aš 99 12 pirkau tą namą. Ir sutikimas buvo, bet jie buvo atėję matuotis tą žemę, tikrai dėjau aš parašą jo mamai, bet čia jau buvo su tėvuko vertės. Bet jie matavosi, bet jiem netiko ribos tenai, kad jie mažai žemės. Ir jie nutarė daugiau nematuoti. Kas tarp jų šeimos standaruose, kodėl jie sutarė ten. Tai jūs sakot, jie netgi buvo matininkai atvykę matuoti jų Taip, žemės? matavo, ten pradėjo teismais grasintą matininką ir išginė jį iš to kiemo savo. Bet čia ne viena aš, vis tik kaimynas žinau. Taip. Nes yra problematiški žmonės tikrai yra. Paprasčiausia, kaip pasakysiu, supūvusi pastačiuką negali nusigriauti, kuris ir gadina mano pastatą, nes viniai sukalti tai mano gervinės ir jis priblokuotas ir siena ten buvo šuvo laikomas išardyta. Tai buvo pasakyta, kad nusigriauti, jie paėmė malką susidėjo, dar pernai ir stogą persidengė. Sigite, šiaip aš jau iš tos žmogiškesnės pozicijos paklausiu, kokia žala jums daroma dėl to, kad yra, sakykime, priblokuota arba, aš jau pasakyčiau, atremta daiktai į jūsų statymus. Aš taip atsargiai. Nu kaip, gervinės jau įkaltas, tai būna gervinė. Atsivežė malkas, dalį stogo ten šypelis nudaužė, versdami malkas. Nu jų prašai gražiai, bet jie nu kaip. Paprasčiausia, yra ūkinis, kuris aš norėčiau gal rekonstruoti ir net yra blogai išdaužyti, šiaip norėčiau jį apsimūryti, bet aš prie jo prieiti negaliu, nes jie užda savo tų gražių dalykų nenusiverčia. Ir aš turiu kreiptis į statybos vadovus, kad prašyti pagalbos, kito kelio nėra. Taip, klausim, Narvaišinai, prašau, iš ko pusė. Sakykit, jūs minėjot, kad atsikraustėt 99 gyventi, ar ne? 12 mėnesių. Ten ta stoginė jau buvo priblokuota? Ten buvo šuvakas, buvo laikomas, šuns voljeras, ten sakyt, paskui jau laucys nušovė tą šunį, nes apkramtė jį patį ir paskui pradėjo statyti po biškį tam malkinę. Kylo, nu, bet dar tėvukas, kai buvo gyvas, jisai sakė, tikrai vaikai, aš pasitrauksiu nuo to pastato ir sutvarkysiu, kad mano vaikų nebūtų. Tai iš jūsų paaiškinimo supratau, kad dar buvo ir toliau pristatyta kažkiek, taip? Ačiū. Jūs sakot, kad 99 metais Laucius Albertas, kuris yra miręs, statė būtent šitą stoginę, taip? Nestoginė, buvo šuva laikomas. Nu tai kas pristatė ją? Bet ne tokia stoginė buvo. Bet jinai buvo. Bet ne tokia.
Nu, nesvarbu, bet jinai čia. Nebuvo nei prikalta prie deginimų, nei priblokuota, tačiau nebuvo. Nu, bet po to buvo, kaip sakėt, Buvo paskui, konstrukcija. kai mirė, pradėjo jisai samdyti žmonės ir ten statė. Bet aš įsiterpsiu šitoje vietoje. Sigita, tas statinys, to amžinatelis Alberto, ar jūs tenkino toks, kaip buvo, ar ne, tas šuva ten, sakykime? Nu, netenkino, nes ta šuva sugebėjo blokus išdaužyti ir lysti mano malkinę. Nu, Tai tiesiog ten apskritai toje vietoje bet kas jūsų netenkina, ne? taip. Advokatai? Taigi, to jūs reiškit pretenzijas ar aš tu kažkokias tai? Tai va, ką čia reikia? Nu, kokią nors pretenziją jūs dabar galite pateikti, kai jūs teikėt būtent savininkam pastatytos stoginės? Tai buvo šuvas likviduotas, bet paskui stoginę pasistatė. Tai voljeras koks jis buvo? Buvo su stogu? Paprastas voljeras. Stogą turėjo? Neturėjo. Neturėjo. Sakykit, to toliau, kai pastatė stoginę, jūs reiškit pretenzijas? Taip. Ir kada ta buvo pastatyta tada pagal jūs? Po 2000. Po 2000. Tai nuo 2000 O dabar dabar yra renovuota 3. buvo praeitais metais. Pačio lauco. Renovuota buvo. Stogą dengės, tai viską darė, nors buvo aktai jau surašyti. Taigi, o kaip savininkė, jūs būtent raštu jį kreipėte su pretenzija kažkokia tai? Aš pas jį nesikreipiu. Nesikreipiu. Aš kreipiu pas balsę. Nesikreipiu. Nes aš su juo nesusišneku. Į savo pretenzijas tai man reiškia, o jis nenori mūsų klausyti. Nu ir viskas, aš tada turėjau kreiptis statybos vadovus, kad jie įsikirtų. Prašau, aš ir turiu klausimų labai daug. Taip, dabar pirmiausia yra, kas liečia. Klausimą. Klausimas prasideda klausimuoju žodžiu. Taip. Tada parodykit, vat ant nuotraukų, kur yra apdaužyti jūsų stogai. Prašom. Lauk, truputėlį. Žinokit, negalima taip daryti. Nu kaip negalima taip daryti, jeigu mes esame šmeižiami, kad mes atsivežė malkas ir kai sunkvežimis pylė malkas, įskaitas sudaužė jų stogus. Tai va tegul parodo, kur sudaužė jų stogus. Sigit, prašau, Narušinė, aš jums padėsiu, turėkit omeny. Taip. Ar tikrai jisai apgadino jūsų pastatus? Taip. Parodykit, kur. Buvo pasigaliotiniai, yra foto padaryta ir laukiu, kol jis nevers, kad žaidimas. Sigit, leiskit man įsiterpti. Sigit, ar kas nors fiksavo tus apgadinimus? Taip, galėtume. Jūs kreipėtės į įgaliotinį? Kokiu būdu jis fiksavo tus apgadinimus? Ar jis pats matė? Ar yra žmonių, kurie matė, liudijo kas nors? Nu, yra, kad matė, bet mes tik tokiais tokiais raštais nematėme. Sigit, ar kokiu būdu fiksavo įgaliotinis tos apgadinimus? Fotos ir paskui apašė. Ar galėtumėt žodžiu pasakyti, kokie apgadinimai buvo padaryti? Nors nesakau, kad ten stogą visai ten sugadino, tai vertinu šiferį nuskėlę, o paskui, kai atitrauks, pamatysim kokie. Nes mes žinom, kokie ten yra, kad blokai išdaužyti, bet uždėtas... Ne, klausimas buvo dabar ne tas, suprantat, klausimas buvo tas. Jūs teigiate, kaip vertė, kad vienu žodžiu malkas? Žiūrėk, čia aš vadovauju. Būkit geras, jau nepergaučiau. Tai, sakykite, sakėt nuskeltas stogas. Kas tais blokas Ten buvo? šonas pusė, gal trečdalis šiferio. Taip, prašau, klausimų. Klausimas prasideda klausimų žodžiu. Katram statiniai, parodykit. Stoginiai. Kokie stoginiai? Tai čia katru jūsų yra stoginė, parodykit. Čia ne mano stoginė. Ne, jūs aiškinat, kad sunkvežimis pildamas malkas sudaužė jūsų stoginę, tai kur tas Ne stoginė mano yra? stoginė, mano ūkinio pastato šoną. Tai pasižiūrėk pats. Tai parodykit, kur... Aš ką esu būtent- tavim nesiginčius. Ne, aš uždaviau klausimą, Aš paprastą. pasakiau, nu, Jūs neatsakėte klausimą. foto nesinešioju. Vienu žodžiu, jūs į tą klausimą man to atsakyti negalite. Toliau sekantis klausimas dabar yra. Dabar jūs teigiate, kad skaitas nuo mūsų stoginės į jūsų kiemą bėga vanduo, taip? Taip. Taip. O sakykit tada, kodėl tada šių metų 4 mėnesį 7 dieną apie 18 valandą nuo jūsų priklausančios
kad į lynės, kur yra priblokuota prie namo, ant mano mamai priklausančią statinę užkrito ledo luitas ir sudaužė stogą. Ar įvyko toksai faktas? Ne, nevyko, bet jis krito visai šalia stogo. O tie stogai, tai jūsų ponas, reikia nusivalyti ir pirmiausia sniegą. Stogo nesudaužė. Tai va, prašau pažymėti, kad į mūsų valdą... Jūs klausimus užduodate, noriu aš neatsakinėti. Supratau. Taip. Dabar jūs sakėt, kad mane apkandžiojo šuva, taip? Nesigilinsim į šitą klausimą. Nesigilinsim, aišku. Jūs teigiate, kad tai aš atlikau statybos darbus, taip? Taip. Ir kada aš atlikau juos? Aš dabar neatsimenu. Neatsimenu, ar ne? Aišku. Šiaip pernai vasarą pats dengė tą stogą, o paskui tai kitai pavėsiniai Aušris Radvilaitis keitė šiferį tai malkinai. Tai buvo prieš kokius 3 metus. Ir jūs dabar dar vienoje vietoje akcentuosim taip, tada jūs teigiate taip, ar ne? Taip, dabar jūs pasisakat, kur čia dabar yra tas tekstas mano? Taip. Dabar taip, jūs 2012-4-7 paaiškinime nurodote, kad skaitas taip. Klausimą užduok. Taip, tuoj, sekundėlę. Tai nereikia. Kad stoginė malkinė prieauginio pastatą yra pastatyta 2001 metais. O stoginė prie garažo pastatyta yra 2008 metais. Taip, nes dengia, jūs tvarkėtės, Tai pastatyta ar tipo dengiamės tik? Renovuota tas pats. Ai, renovuota. Tas pats kaip ir pastatyta. Renovuota kaip... Aišku, dėkui. Renovacija kaip pastatyta. Dar turėtumėte klausimų? Šo? Dar užinai dėkoju. Pirmiausia, apklaustume liudytojus, kuriuos kvietė ieškovo pusę, ar kvietėte liudytojus? Mes liudytojų nekvietėm. Tada iš eilės, galbūt Robertas Eigminas galėtų pirmasis liudyti. Labą dieną. Sekretorius prieigit, parodyk, kas nors dokumentai ir pasirašymai. Atsistokit priešais mane. Nepratanaite klausimų, jeigu turėtumėt, prašau užduokite klausimų, kad turite. Kad taip ir net turim liktais, nes manau... O tai kas gali paaiškinti? Aš nekviečiu, jie patys skaitė, kad tai liudytojų kaip to tipo pasirašė, kad skaitas atvykęs. Palaukit, ar kvietėte liudytojų ar ne? Mes tai nekvietėm, jie iš jūsų... Ar ieškovo pusę kvietė liudytojų ar ne? Mes nekvietėm. Jeigu turėjote išlaidų atvykdamas į teismą? Ne. Visiškai neturėjote. Jeigu būtumėte turėjęs, galėtumėte pateikti ir aš būčiau išlupęs iš tų žmonių, kurie kvietė ir jums neuždavė klausimų. Tai ačiū labai, kad atvykot ir atsiprašau, kad susirūpėt. Su gero. Ir šiek tiek visi pašvelniau su tokiais klausimais, nežinau, kad žmonės kiti sąskaitas pateikia, kad ir skrydžiai atidedami, ir įvairiai būna. Ar galėtume daug šo pakviesti? Daugšą ateikite greičiau. Galėtume pateikti asmens dokumentą ir pasirašyti pas sekretoriją. Tai šitą dalyką išsiaiškinsim vėliau, pažiūrėsiu protokole ir pamatysiu, kas kvietė.
Kaip? Va tą norėjau paklausti, ar Daukša ar Daukšas, man atrodo, Daukšas, ar ne? Tai mes atsistojai, prašau. Sakyte, pažįstate? Sakyt, kokios aplinkybės buvo, ar ten kvietė, ar jūs buvote apžiūrėti, ar dar kažkas panašaus prie to statinio? Labai trumpai, 2 žodžiais, ką pastebėjote, koks nusiskundimas gal buvo? Nu ką, buvo nusiskundimas, kad į ponios Norašienės ūkinę pastatą atremta yra įlindęs į Malkinę į svetimą žemės sklypą, sakykim taip trumpai. Ten tuo momentu mums nebuvo pateikti jokie dokumentai, neturėjo susiformavęs žemės sklypo ir buvo užfiksuota savavališka statyba, 2 Malkinė. Ten buvo daugiau pastatų, bet ten tos klaidos buvo atitaisytos, ne nuo mūsų priklausančios. Be to, kad jūs pastebėjot, kad galėtų, sakykime, ar jums kilo kokių nors abejonių, kad galbūt čia vis dėlto viskas vietoj, viskas tvarkoja, ta prasme, gal neišsikišė tenai? Nekilo. Akivaizdžiai matėsi, ar kas? Taip, akivaizdžiai matėsi, kadangi žemės sklypo ribos yra ponios Norašienės aiškios ir tas statinukas, sakykime, akivaizdžiai įeina į kito savininko teritoriją, jeigu taip ir sakyti, čia akivaizdus faktas. Iš to, kas matėsi tas, sakykime, statinys, aš jeigu jūs supratau, priblokuotas kažkas panašaus buvo prisidėjęs, ar ne? Taip. Kokią žalą jis galėjo daryti, jeigu darė kažkokią žalą? Aš tai suprantu, kad žalos gali statinys ir nedaryti, tiesiog atremtas ir viskas, ir jau negerai. Bet ar matėsi, kad vanduo ten nuo objektų, arba, sakykime, ten kažkokia tai remtųsi konstrukcijas būtų naudojami kažkokia tai vienis ar kažkokia kitokia ardantis konstrukcija? Nu, tuo momentu tai nesimatė, negalim sakyti, kad matėsi, kad būtų padaryta žala. Tuo metu akivaizdžios žalos nesimatė, ar ne? Taip. Tai klausimų prašyčiau, gal ieškau pusę pirmiausia. Ieškau pusę pirmiausia užduos klausimų. Jeigu neturit klausimų, prašau, tada tenai. Sakykite, ar stoginė kaip statinys, jis gali būti pastatytas prie kito pastato? Jeigu turi nuosavybės dokumentų ir kaimyno sutikimo. Bet galima, jeigu gali būti prie kito pastato sienos, jis gali būti stoginė. Jeigu sakau, žemės nuosavybė. Nu, tai čia kiti klausimai čia. Dabar mes klausim, ar pats kaip statinys stoginė gali būti prie pastato. Kaip statinys gali. Sakykite, dabar jūs čia dalyvavot surašant savavališką statybos aktą. Jūs čia dalyvavot kaip pareigūnas, taip? Taip. Nes čia nenurodytas nei pareigos, nei... Sakykit, jūs čia dabar padėjot parašą ant akto, kuriame nurodote naujo statinio statybą. Tai buvo čia naujas statinys, ar čia buvo jau seniau pastatytas? Kol jis neįteisintas, yra kaip ir nauja statyba. Nauja statyba, visiškai nauja, jūs kaip? Taip, jiems traktavom kaip nauja. O iš tikrųjų kaip yra? Nu, jis pastatytas, mes tų datų nežinom, ar jis prieš mėnesį ar prieš 10 metų statytas. Jis galėjo būti pastatytas ir prieš 10 metų, taip? Nu, galbūt. Mes to nežinom. Sakykite, dabar tas pastatas, jisai į kito žemės sklypo daug įsikiša statinys? Nedaug. Kiek? Sunku pasakyti, gal pusę metro, gal kiek. Bet jis patenka, sakykime. Nes savavališkos statybos akte yra pridėta schema ir toj schemai matosi, kad jis patenka į svetimos sklypo ribas.
tada aš turiu kelis dar klausimus. Dabar jūs buvote atvykęs 2009 m. rugpjūčio 7 dieną, taip? Sunku pasakyti. Ir pasirašėte po aktu RPA /60-1208-07. Klausimas yra toks. Gerbiamas liudytojas kalba visai ne apie tą pastatą, po kuriuo Čia jisai... klausimas. Taip. Kodėl jisai pasakoja ne apie šitą pastatą, po kuriuom yra pasirašęs kaip liudytojas? Tai va. Ar supratot, prašau? Įvykdymą. Taip, kaip liudytojas. Bet jūs buvote atvykęs visai dėl kito pastato. O kodėl? O todėl, kad... Žinot, kaip yra, gal jūs pasišnekėsit, kai išeisit. O dabar atsakykite klausimą, apie kurį pastatą išnekat, apie Laucienės tą pastatą žinote, Norvaišinę žinote. Taip. Ribas, įsitikinot, kad apie ribas eina kalba? Taip. Tai apie tai šnekėjote ar ne apie tai šnekėjote? Klausiu, ar šnekėjote apie Norvaišinės ir Laucienės sklypų ribas? Taip. Dar klausimų? Taip yra klausimų. Tai kodėl tada, jeigu jūs teigiate, kad Iš šnekėjote... kitų dokumentų jiems Supratau. užduoti klausimus. Tai kad tada klausimas yra toks, kodėl jūs tada teigiate, kad šnekėjote apie ribas, jeigu jūs buvote atvykęs apžiūrėti visai kitą statinį. Na, tai kokį statinį kalbam. Tai dabar mes kalbam apie tą statinį, kur jūs padėjot parašą, kad buvote atvykęs kaip liudytojas. Taip. O kur tas statinys yra, ar jūs žinote iš viso? Kaip tai nežinosim, nes jeigu buvo surašyti dokumentai Ne, tai vat aš ir klausiu, ar jūs žinote, kur jis yra, kur stovi tas statinys, pasakykit, tada prašau. Sakykite adresą. yra du statiniai. Vienas Ne, tai yra... vat jūs, kur buvote atvykęs apžiūrėti kaip liudininkas. Prašau, kokiu adresu Yra du statiniai. dėstymas, prašau. Kaip, na, va, ten Biliūno, Jaranino 37B. Ir yra vienas statinys įeina į svetimas sklypo ribas, o kitas stovi, tarkim, savose ribose, bet neturi žemės nusavybės. Atskirkim jūs. Vienas dešiniau, kitas kairiau, vienas didesnis, mažesnis. Kaip jūs išskirtumėt? Pagal dydį, tai gal tas, kur įeina į svetimą sklypą, yra mažesnis. Tai tas mažesnis įeina į svetimą sklypą. O didesnis, kuo jis pasižymi? Nu, paprasta malkinė, tik jis neturi leidimo jis ten stovėti. Dar klausimų? Taip, tada dabar yra klausimas, tai dėl kurio statinio jūs buvote atvykęs ir kurį statinį neapžiūrėjote? Abu praktiškai. Ne, tai jūs pasirašote tiktais po vieną, tai dabar Kiekvienam yra statinį rašomas po vieną aktą rašoma. Kiekvienam statinį rašomas atskiras aktas. Nes jūs pasirašėt ne po to statinį aktų, ar jūs žinote? Ne, abejoju. Tai. Ne, buvo du kartus atvykęs. Buvo rugpjūčio mėnesį ir rugsėjį. Ne, buvo birželio Prie 18. kitą statinį buvo atvykę kiti. Gal poras bus jau už durų, o dabar po vieną prašyčiau. Palaukit, koks klausimas yra? Ar už mažesnę, ar didesnę. Koks klausimas? Po kuriuo statiniu pasirašo kaip liudytojas. Daugšai, atsistokit tiesiai ir atsakykite klausimą, jeigu galite. Po kurį statinį apžiūrėjot kaip liudytojas, o kurį kaip specialistas gal taip? Kaip liudytojas, aš ir su kolega buvau, kaip sakant, dalyvavom. Vieną kartą kaip liudytojas, kol kolega neatostogavo, atostogų metu aš dalyvavau kaip komisijos, kaip specialistas. Kaip specialistas. Taip. Dar klausimų turėtumėt? Tai klausimą niekaip ir neatsakė, po kurio pastatu pasirašė kaip liudytojas. Kaip tu Ar atsimenu? mažesnį? Taip, buvo. Tai po mažesnių pasirašęs kaip liudytojas. Kuris yra priblokuotas prie mano mamai priklausančią garažą, taip? Ne, prie Norvaišinės. Tai kad ten mažesnis, sakėt, tiesiog pastatytas. Aš dabar nepasakysiu, reikėtų pasikelti dokumentus. Tai vienu žodžiu Išmatavimai liudininkas yra nurodyti kiekvienam, tiek kitam. Savališkos statybos aktuose yra nurodyti išmatavimai. Tai vat aš prie to norėjau prieiti. Ar pasirašėte abiejais atvejais, kaip dalyvavęs asmo, ar kaip specialistas, ar kaip liudytojas, ar pasirašėte? Taip. Į tinkamą grafą pasirašėte, ar sumaišėte? Tikiuosi, kad įtinkama. Tai ačiū labai. Dar klausimų gal turėtumėte?
Nu, štai dar turiu vieną klausimą, nes aš matau, kad ant akto rugpjūčio 7 dieną jūs pasirašėte... Klausimas prasideda klausimų. Supratau. Ar jūs pasirašėte kaip specialistas, ar kaip paprastas tik tais liudininkas? Jeigu parašyta pačioje akto kaip liudininkas, tai aš pasirašiau kaip liudininkas, kadangi kolega buvo specialistas. O kada kolega atostogavo, tuomet aš pasirašiau už specialistą, o liudininkai nebebuvo kiti žmonės. Tai tada paskutinis klausimas būtų. Tai jūs kaip liudytojas nedalyvavote birželio 18 dieną pasirašant aktą RP 60-106118-0023. Gal ir nedalyvau, jeigu nepasirašiau. Gal turėjo būti atostogų. Pasirašiau kaip specialistas. Supratau. Pasirašiau kaip specialistas. Datą dokumento pakartokit. Paskutinė, ar ne? Datą. 2012 birželio 18 dieną. Aš tada dar vieną klausimą. Sekretorė, palaukit, sekretorė, baigtų užkėti tada. Prašau. Kad teismui būtų aišku, gal galėtumėt paaiškinti, kokiu atveju reikalinga pasirašyti liudytojams šitos aktus surašant? Tokiu atveju, kada statytojas atsisako pasirašyti. Nes praktiškai visais atvejais, kai buvo mužėje, statytojas nepateikė nei įrodančių dokumentų, nei pasirašant aktui. Tik tai buvo, kaip sakant, antrą egzempliorių iš karto pasiėmė su liudytojų parašais. Ačiū. Prašau. Tada yra klausimas toks, ar jūs prašėte pateikti kokius nors dokumentus? Taip. Ar galite parodyti prašymą, kuris yra užfiksuotas, ar prašėt? Yra surašyta, kad... Ne, prašymą, kur prašau jūsų pateikti tokius ir tokius dokumentus. Ar jūs galite pateikti prašymą? Surašant Savališkos statybos aktą buvo paprašyta pateikti dokumentus. Jūs ir... Gal galit parodyti, kur įtraukta yra? Kaip mielas neperkėdina. Jau atsakėt? Koks klausimas buvo? Ar pateikėte prašymą? Raštu nebuvo pateikta. Pateikta buvo tik tai žodžiu. Supratau. Dar klausimų? Dar turėtumėte klausimų? Norvaišinė nepaklausite. Tai liudytojau, ačiū Jums labai, kad atvykote. Galėtumėte ir eiti, ir jeigu prisėstumėte, tai pamatytumėte, kas toliau vyksta. Prisėskite. Nedidelio čia, kaip sako. Tai gal pakvieskit biurų, prašau. Vilpukai, ateikit prie sekretorės, parodykit savo asmens dokumentą, norėčiau, kad pasirašytumėt, kad sakysite, tik reikės. Bet kokius su nuotrauką, kad turite ten. Tai automobilio registracijos liudijimas netinka. Vilpukai, nereikia tam pasirašinėti. Sustokit priešais mane. Sakykite, ne, čia prieš manęs atsistokite. Sakykite, pažįstate Laucių? Taip. Draugai, pažįstami? Ne, pažįstami. Su tėvais nepažįstami buvom, su tėvu. Supratau. Tai klausimų prašyčiau Laucių kažkokį tiesiogiai ir prie reikalo. Ar jūs galite pasakyti, kada buvo statyti statiniai?
Šie statiniai buvo statyti 1975 metais. Tėvukas statyba. Tai kaip pavardė buvo tėvuko? Tokie pat kaip ir sūnus. Albertas Laucius, Taip. ne? Dar klausimų? Ar turėtumėt liūdėti dar klausimų? Neturim. Jeigu niekas neturi klausimų, tai ačiū labai ir viskas. Visai geras. Mielas, ten Bilža, man atrodo, taip pavardė. Žmogaus pakviesti, prašau. Visu geru. Ateikit arčiau. Paieškokit asmens dokumentų ir praeikit čia prie sekretorės, kad pasirašytumėt. Minutėlė vieną. Tai prašau pasirašyti, kad sakysite tik tai tiesą, nenuslėpsite, nemeluosite. Čia tiesiog tai. Čia. Jo. Atčiapti parašą. Taip. Sustojot priešais mane. Lūža, pažįstate Laucių? Taip. Tai prašau klausimą, jeigu turėtumėte užduoti. Prašau, pasakykit, kokiais metais buvo pastatyti statiniai ir kas juos statė. Nu, kiek aš žinau, aš su jo tėvuku dirbau kartu. Su Albertu, tik 10 metų neatsimenu. Gal pavardę atsimenat tėvuko? Laucius. Albertas Laucius. Maždaug kelinti metai yra, nes šiandien yra 2013 metai. Čia praeitais ar kada čia metai? Ne, čia buvo, nu kaip, tuo tarpu kaip Lietuva perė čia. Mes dirbom Mičiulino kolūkį kartu to. Tai kolūkiai dar buvo 90 metais, žinai. Kaip? Kolūkiai dar buvo 90 metais. Nu, bet jau buvo, nu kaip tai, perėjimas tas. O, tai jeigu perėjimas, tai jūs šnekat apie kolų tą suvarimus į kolūkius, tai buvo 76. Tai buvo tais metais, kaip į Laisvą Lietuvą jau prasidėjo, kaip... Tai 91-ieji? Nu tai va, tais metais. Maždaug 91-aisiais Taip, metais buvo statyba. Mes kartu dirbam, aš užeidavau ir, nu, ką mačiau, tai ir dabar tas viskas atėjo. Sakykit, ką iš esmės jis ten pastatė, nu, iš žmogaus pažiūros, kas ten? Ai, jo tėvuks? Šunus būda, ar ten kažkokia markinė, ar kas ten buvo? Ten turbūt garažas buvo, paskui buvo, nu, ten aš viduje ir nesu buvęs, geltono gimimo diena, geltona pastatas kažkaip, Kas matosi iš kaip ten lauko? pavadinti, aš nežinau, ar ten ūkinis skaitės serga. Ar ten virtuvykė kokia buvo dar tokia, tipo vasaros, kai būna prie. O kas su Bet medinis O kas su kaimynais ribojasi, ką ten Su matėt? kaimynais buvo gyvena ten tokie seniukai ir Ne, nesvarbu, man rūpi ant rubežiaus ar buvo kokių statinių. ne, kad ten tvora buvo. Tvora. Man turbūt atrodo, kad pinta ta tvora, metalinė tvora įėjo. Už jo, tarp jų pastatą ir O į Gediminą, į šitą, į Gediminą, į Gražinos gatvės pusę. į Gražinos gatvę pusę ten buvo, to namo nebuvo dar, kur baltų plytų ten buvo. Ne, man Buitinis ten kaip- rūpi, kas ant rubežiaus, buvo kokių nors statinių ar ne. Maždaug tiksliai. Nu, kad viskas, va, kas dabar yra, kas dabar matosi, tada taip buvo, tais to laiko. Tais laikais irgi buvo, Irgi ne? tais laikais aš kaip kada pažinau jau. Supratau. Nes aš gyvenau ten Jeramino gatvėje šalia irgi. Kartu parvažiuodavom Ačiū. su mano mašina ir Laucių klausimų, jeigu turėtumėt. Šau. Pasakykit, prašau, būdavo statinys, vat, kaip vat, sakėt, parvažiuodavot, kaip grįždavot, statinys, kur, nu,
dabar kur šalia stovi mano automobilis, jeigu galima tai būtų suformuoti. Ar tada tas statinys būdavo? Buvo, turbūt buvo. Viskas nes matosi ir medina, kad ten jau. Dar klausimų kas nors užduos? Jeigu niekas, tai Blažaičiu jums labai. Su geru. Šiandieną posėdį matyt užbaigsim, nes jau 10:12. Ar turėtumėt dar prašymų prieš ateinantį pasakinėjimą? Jeigu ne, tada aš noriu pasiteirauti, ar reikėtų šalims gegužės 7 dieną 9 val. Atvykti baigiamosioms kalboms. Gegužės 7-9 val. Jeigu galima kitą dieną. Tai 9 val. Jeigu taip atsitiktų, tai tada prašyt kokį prašymą dar mums. 9 val. Šiandien užbaigsim. Tai dar kartą pakartosiu. Gegužės 7-9 val. Luka Taunaitė, jūsų prašymas buvo kviesti tą Igną. Jeigu būtų įdomu, antras tomas 28 lapas.